Šį vakarą Gyvūnų pasaulis vėl svečiuojasi Great Pet šunų dresūros mokykloje, kur dresuotoja Akvilė kartu su šuniuku Rubiu papasakos ir parodys, ką daryti, jeigu jūsų šuo renka įvairias atliekas ir šiukšles nuo žemės. Dėmesio, paklausykite Akvilės. Taip, pirmoji eilėje mums reikia kontrolės. Užsegame pavadėlį. Jeigu kalbame apie gatvės situaciją, kai ant žemės mėtosi vištienos kaulai, labai svarbu turėti kažką vertingo savo rankose. Taip pat pavadžio laikymas mums bus pagrindinis dalykas. Netampykite pavadėlio, nebandykite šunį nukreipti į save. Mums reikia šuns savarankiško pasiūlymo, atsisukimo. Metame skanėstu ant žemės ir labai svarbu, jog šuo atsisuktų, netemptų pavadėlio ir atsisuktų į mus. Atsisukus mes galime pasakyti jūsų pasirinktą komandą palik ir šiek tiek atsitraukiame, paskatiname šunį prie savęs. Labai svarbu laikyti pavadėlį tokio ilgio, kad šuo, bandydamas pagriebti maistą nuo žemės, jo nepasiektų. Bet jeigu jis stovi atsipalaidavęs, pavadys nėra įtemptas. Ir kaip ir minėjau, jokių patampimų nedarom, korekcijų ne. Šuo turi pats pagalvoti, ką reikia padaryti. Jeigu jūsų šuniukas tempėsi link maisto, jūs laukite to momento, kada jis nustos tempti. Ir jeigu jam labai sudėtinga atsisukti, jūs galite jį šiek tiek pakalbinti. Ne komanda, ne vardu, o tiesiog kažkokiais garsais. Kits, miau, miau, prrr, kč, kč, kč. Taip. Ir kartuojame. Šuo žiūri į maistą, atsisuka, palik. Yes. Atsitraukiu ir paskatinu prie savęs. Ir ne visada jums reikia eiti atgal. Mes galime, palik, eiti ir į priekį. Yes. Apibendrinant, labai svarbu jūsų komunikacija su šuniu. Tai jokių pavadžio papildomų patempimų. Jūs turite laikyti pavadėlį tvirtai ir stabiliai. Tai turi tapti tiesiog įpročiu, jog jis atsisuka nuo tos šiukšlės į jūs identifikuodamas, kad kažką rado įdomaus. Ir tuomet jūs jau turite imtis veiksmų. Dėkojame Akviliai, dėkojame plaukuotojam Rubiui ir šunų dresūros mokyklai Great Pet. Jeigu jūs, mielieji, turite daugiau klausimų, kaip reikėtų išdresuoti šunį, arba būtent dėl šios dresūros pamokėlės daugiau klausimų turite, drąsiai rašykite mums į mūsų Facebooką Gyvūnų pasaulis. Sėkmės pamokose!